Labas, bičiuliai. Ančiukas, antinas. Ir taip, šiandien kompanija man palaikys drėžiukai, kaip matėt. Olė, kiek radau lizdą tokį mažiukų, belė kiek čia jų. Ir bičiuliai, va tokia. Toks upelis, ančiukas ir sugalvojau, kad jau seniai, kaip pasakyti, seniai buvau išvežęs paplaukiot, palakstyt ančiuką, tai vėlgi pabandysiu patikrinti upelį. Upelį su valtim, iš valtelės, 2 spinigėliai, kaip pasakyti, ksestulika, avižadrebinė mano iki 2 gramų, reikalui esant galbūt ir padžyginsim, ir multisvapas. Tai šiaip tai galvoju, sakau, nebuvęs čia, nebuvęs 120 metų. Tai, sakau, tikslas būtų, iš tikrųjų norėtųsi mepsą kokį pamėtyti ant mepsiuko, kokį lampačių kirsą, gal ir slilkę. Bet jeigu, sakau, jeigu nieks, nesigaus taip, tai su aviža. Vėl žodžiu, ką čia kalbėti, reikia bandyti leistis. Iš tikrųjų, pirmą gal biškį pasikelsiu į viršų, o paskui pasileisiu žemyn. Aišku, kažkaip dar čia reikia nuo to kranto atsišvartuoti. Nes prieki medžiai visokie šakos, čia kažkaip tai ir neįnert pačiam iš karto, nebūtų mak. Gerai, kad antiniukas lengvas. Kažkaip bandysim su irklais atsistumt gal. Nesinori ir pačiam čia maktelt žvejybos pradžiai. Kur užstrigau? Užstrigau man Sekulumosvičių. Bandysiu pradžiai su mepsiukais pažaist. Kaip sakyt, pavadėlis irgi kol kas ant garbės žodžio. Su fluorokarbonu bus matyti, nes labai čia vėjas, tai nežinau, ar čia išeis. Taip tokioj vienu žodžiu. Stovėjau, tai pabandysim ant mepsiuko. Nežinia, ar čia kas nors gyvena ar negyvena tai pelkiai. Aišku, vėjo nesinori tokio malnema šilginio, kad neštų ančiuką prie srovę. Opa, vaikeliai. Opa, tema. Pirmas toks visai ne pats mažiausias. Gerai, užskaitysim, bičiuliai, mepsą. Visai gražus kopustinukas. Dasyvijo iki valtės čia visai net.
Opa, bičiuliai. Na, vienas. Mikro. Ui, koksai. Ir kaip jis taip. Gerai. Veiksmas vyksta. Kažkaip sakau, šiandien norėtųsi apsieiti be avižadrebio. Norėtųsi multisvapą pramankštyti normaliau. Aišku, čia tokioj mažoj upelėje, tokiam mažam, sunku pasakyti, kaip čia, kas. Bet va. Aha, taip, turim bičiuliai. Labai greitai. Čia mes ir taip neatsakingai aš elgiuos. Taip neatsakingai, nu gerai. Užuomeną supratom, ne? Visi turbūt. Ir gerkliai dar. Bičiuliai, sakyt, su laiminga pabaiga. Nu, bet tai koks jisai... Oi, žolė susikabino čia. Yra čia. Reikalų, iškart. Koks gražuolis, a? Iškart gerkliai, nu gerai. Visą aptaškę, apmuzojo. Aš negaliu. Užklupo truputį netikėtai. Iš po žolyčių bamt. Nu nieko, reikia, ką mes darysim. Reikia, bičiuliai, ieškot pavadėlio. Vis dėlto reikia ieškot. Nerizikuosiu, nes čia tai pasisekė. Per šoniuką išlindęs buvo mepso kraštas, bet reikia čia greit susitvarkiau. Nedidelė silkutė. Nu, kaip pasakyt. Veiksmas, bičiuliai, vyksta. Jeigu truputį vėjas mažesnis būtų, bet gal ir gerai, lydekinis oras. Bandysim pasieškot kokį trumputį gal. Ar čia, va, nu yra. Viskas gerai. Paprastas pavadėlis. Nes nesinori, bičiuliai, čia tos mepsus jiem dovanot. Bet kokia bankė, kaip šoko su sūkuriu, plumt. Kaifas. Buvau pasilgęs. Lydekioko. Senai, kaip pasakyti, senai lydekiokas buvo mano graibšte. Nu va. Perlinkę. Na, dabar aš jau pasiruošęs. Pasiruošęs kovai su slibinais. Bet kaip čia kažkaip vis tikėjaus, kad
iš tenai va kažkur gali būti daug labiau nuo to, sakykime, truputį gilesnio kranto. O prasuko jisai va čia iš po lapukų. Gerai. Tokie kibimai man patinka, kaip jisai su sūkuriu. Aš galvoju, kada turėtų būti ir čia kažkur iš bebrinėlio kokio. Ava, ką aš sakiau? Nu gerai. Kaip galvojat, gerai pamečiau, nelabai. Truputį gal gražesnis. Bičiuliai. Bet kokio jie čia stiprus. Nedicki, bet... O, gražiai. Gražesnis visai. Makt. O, bičiuliai. Vėl visas aptaškytas kokioje čia reaktyviniai, sportiniai, torpėdiniai, nežinau kaip čia pavadinsi, taip nepagadinsi. Na, trečias bus iš taškelio. Nu čia gerą tempą tokį uždavė man tie slibiniokai. Realiai pirmam sustojime 2 ešeriukai, 2 lydekiukai. O kas čia, bičiuliai? Nu čia visa žusviškai tokie. Į tie kala. Ir tie kala. Kas pirmesnis to, kas tas, kaip pasakyti. O va. Sakau, kas pirmesnis, tas... Čia gal tie patys paleidžia ir vėl numatyti tie kalą. Kaip vienas, visi kaip vienas. Visi kaip, o, pagaliau, kaip sakyt, švelniau paėmęs.
ateik tu. Sakykim, nu jo, visi kaip vienas. Bet stiprumo kokio jie čia. Nu, va toksai. Kaip visos, ne? Baks tik tai. Toks jausmas, bičiuliai, kad, žinot, kai būna laiku ir vietoj. Pirmas sustojimas. Nieko nesakysiu. Pirmas sustojimas tiesiog. Tiesiog pirmas sustojimas. Tiesiog pirmas sustojimas. Mažesnis, bet irgi piktas. Kirstukas. Nu, bet kaip jie čia žiaumojo. Matosi, kad nematė mano mepsų 20 metų. Matosi, kad nematė 20 metų mepsų. Tuščias pravedimas. Nieko nesakysiu, aš tyliai pabūsiu. Kur aš čia papuoliau? Kur aš čia, bičiuliai, papuoliau? Ką? Kur aš čia papuoliau? Gerai, kad nors į snapiuką. Čia jie gal kaip ešeriai kokie, vieną pagauni ir tada pasikuria taškas. Ir pasikuria taškas. Gerai. Man tokie pasikūrimai patinka. Gerai, bičiuliai, noriu aš ir kitur pabandyti. Ne tik toj vienoj vietoj čia. Reikia. Kažkaip jau dabar aš kaip ir norėčiau truputį gal kokį didesnį. Truputį kaip ir didesnį norėčiau jau.
gražus pametimas buvo. Gražus pametimas buvo. Nu, truputį gal didesnė. Kaip visas. Užskaitysim, bičiuliai, ir šitą. O kovinis kažkoks tai. Kovinis kažkoks tai. Nu. Bičiuliai, gerai, ne? Vasara potviniai yra gerai. Tam upelį irgi buvo potvinis, kaip ir visuose. Tai vat, praplauti maurą, aišku, yra dar nemažai tų maurų, sakykime, žolių, bet esmė tame, kad va, dar vandens truputį yra ir kala. Pažiūrėkit, kas čia darosi, kur aš čia papuoliau į kokią džiunglės kokias. Toks upelis. Nei gyvos dvasios. Sakau, ir matyt, 20 metų mano mepso, kai nematė čia tos silkės, tai jau turbūt pamečiau skaičių, kiek čia 6, ne? O kiek ešerių. Vienu žodžiu, silkių daugiau negu ešerių. Nu, aišku, irgi nėra blogai. Gerai, bandom toliau ieškoti stambesnę. Kažkaip didesnių ešeriukų irgi nesimata. Oho. Tarp žolyčių pratraukiau, o tik pasakiau, kad didesnių ešeriukų nesimato ir galbūt truputį gražesnis. Nu, jau beveik skutamas. O ten baksnuoja, matau, kad ten yra vėl toksai kopustinis. Nu gerai. Tokius bičiuliai dar, bet kokie kupriukai. O kažkai, jeigu aš tokią avantiūrą dar sugalvočiau, o sugalvojau jau padaryti. Bet kažkai, ar čia išeis man su šitokiu poko padaryti. Gal biškį įrankis per grubus. Ir ešeriukai gal per mažiukai. Jau taip pavaliai. Kažkai čia. Gal per maži ešeriukai tokiam baisiam masalui. Per tokį vėją, bičiuliai, čia gal per didelę avantiūrą, ne? Valą išlenkia. Pabandysim, kur ramiau bus. Prisimeniau, kad turiu aš jų porą, visus du, tai va tenai kažkaip ne į galvą, nu, paskui pagrįšim ten, kur tos silkės kalė, ten pabandyti poko įmest. Pamačiau, bičiuliai, o ten va
išėjimas Slibiniauską, nu ką pabandysime jį išprašyti iš to medžio nuvirtusio. Pravaikė net. Aš labai negerai atsistojau, pats po medžiu. Pagal idėją turėtų to įkalt iš karto. Nebent jisai pasigavo. Dar. Nu gerai. Kaip tu lapatiniai? Kokie lapatiniai, bičiuliai? Ir dar vienas atsivė didesnis. Gal čia visai ne. Kas čia dar man? Pažiūrėkit, kokie lapciai. O gal ten visai neslybinas buvo, o tokie lapciai, nes dar du tikrai mačiau atsivijo. Nu, ką pažiūrėsim. O tokie jau smagiau. Opa. Vėl bičiuliai, kas čia pasirodė lapcius, bet gal ne lapcius visai. Ai, nu ne. Šiaip pagalvoju, kad tai bakstelė galvoju, kad ešerys geras. Pasirodo. Slibiniauskas. Bet rimtai, kokie jie čia sportiniai. Nedyskas, bet silputė. Nedidelis, bet labai piktas. Buimt. Nu, toksai. Kada tik tai į snapelį, tai man patinka. Tokie. Nu, išpjauk žolę. Čioška. Iš pradžių galvoju, kad ešerys gražesnis. Pasirodo, gražus peiliukas. Iš tolimos distancijos. Noriu. Poko. Taip. Čia kaip ir realų šansai, manau. Ant to poko, aišku, jau reikėjo man pirmiau mes su juo. Valysim. Ešerį esu pagavęs, bet taip norisi ir tą slibiniuką kokį kirstančio. Aišku, dabar jau aktyviausia, kaip pasakyt, nuėmiau. Gal dar bus koks. Ohoho, bičiulė, net žinokit, truputį biškį širdis į kulnus nukryto. Nu gerai. Poko. Va čia tai buvo bankė. Nu tai... Nu, čia buvo bankė. Eikit savo. Viskas, ale tik pasakiau, tai faino būtų ant poko. Eikit savo. Kaifas. Aišku, silkutė, bet ko verta ta bankė. Kirstukas, bet jau bankė išrašė. Bičiuliai, eikit savo, viskas tema, dirbom su poko. Tokia iš čia bankė ir svarbiausia, kad prie pat. Geras. Bičiuliai, pirmas ant popierio.
Kažkokia banga buvo iškilus. Eik, bičiuliai. Sūkurys koks išėjo, buvo lydekas. Aš žiūriu, kad banga tokia sekė, matyti iš paskos. Nu ką bandom. Gal. Sekė iš paskos ir paskui matyt, pamatė mane gal, apsisuko. Aš žiūriu, kad tokia banga nu, kažkokia tai įtartina. Gerai, pramėsime psiuką gal. Iš karto nekalė. Kažką tai įtarė, matyt. Važiuosim gal. Gal ant mepso tada pasirašys, nes tikrai yra čia slybinas. Va. Sakau, kad yra ir normalesnis. Jisai stebėjo, reiškias, stebėjo tą mano poko. Ne, nu kaip. Pirmas pametimas ant mepsiuko. Ateik. Nu, toksai truputį didesnė pusė. Ir niekur va čia šalia jisai ir tupėjo. Pamečiau pakštą. O, atsikabina. Norėjau gražiai paleisti. Pasileido pats, bet nelabai gražiai. Bet tai, sakau, nes ant to popieriuko matėsi palydėjai, matyti ir jis nusėdo. Pirmas metimas ant mepsiuko kapt. Nieko. Bet kokiu atveju smagu. Nu, gerai, o gal čia visai ne tas buvo. Dar kontrolinė. Ant mepsiuko. Kontrolinė ant mepsiuko ir toliau dirbsim su poko. Čia labai geras. Lyg tai pagilėjimas, lyg tai šešėliukas ir žulytės, nu ką, poko. Opa, tik bangos pakilo ant poko. Opa, bičiuliai, pažiūrėkite. Tai kaip taip, ant tokio pažiūrėkit. Būrelis tik iššoko, budinkšt. Toks kopustinukas. Ką jis savo galvoju? Ką tu savo galvoji? Bet tik tai bangelių tik prikyla, būrelis matyt visas. Galvoja, mūsų daug, mes paimsim ir tokį. Nu ką, ir, kaip sakyt, atsidariau ir anešerę šiandien su popieriuku.
Jūs šitą dalyką matėt? Poko. Oi. Šitą dalyką matėt visi turbūt. Koks slybinas, iš kur jisai čia išėjo, tik tai atsivijo aš jau. Pliama tie maurai. Tiek prisuko čia tų maurų. Nu kur. Kažkaip tai gražiai būtų galima. Gražiai. Už kraščiukų tik laikosi tai. Tai dar daugiau ne. Tai kas? Pabandysim priplaukt patys. Jo, čia truputį reikaliukų, bičiuliai. Svarbiausia. Truputį reikaliukų. Kaip kiaulė pasipjovus. Bičiuliai, poko. Nu kaip jums toks slypinas? Bičiuliai, o toks krokodilčikas. Kaitų, bet tai kas per buvo išėjimas, aš jau ištraukinėjau iš šono, budykšt. Kokio gražumo. Slibiniukas, pasaka. Va taip, bičiuliai. Blema, čia reikalų. Vienam iš tikrųjų tokiam mažam ančiukė, kad ir jums gražiai parodyt ir fotkę padaryt. Nu, bet emocija tai belė kokia. Va jum ir popieriukas. Aišku, tas kibimas nebuvo, nu, kažkuria prasme, aišku, labai efektingas, bet nu, nebuvo to iš toli čpoks. Bet taip, čia vedu, jo ateinu iš čia kažkur tai iš žolių, toksai. Aišku, čia dabar viskas įsimakalavo, bet tai čia geras, link poros kilų. Judėkit. Tai įkrisit į vandenį. Vienu žodžiu, tai bičiuliai. Baigsiu šiandienos pasirodymą.
Užtenka, ešeriukai kimba, bet ešeriukai jau neberodžiau. Norėjau tų lydekų, bet čia vis tiek per tokį trumpą laiką, kosmosas, nežinau, 12, kiek aš jų pagavau. Gal net 13 ir ant galo tas toksai dvikelinis. Tai atsiroviau netikėtai belė kaip. Trumpai apie kotuką, nes vis tiek klausit. Tai jau mano, kaip aš vadinu, saldainis, ksestulka, Blackstaras, multisvapas iki 12 gramų. Nuo 0, ar kaip čia rašo, 0,8-12 gramų. Va tokiom žvejybom mepsiukai, vobleriukai, aišku, galima ir padžygit, galima ir papopint reikalą esant, tai superinis daiktas mano, sakau, džiaugiuosi iki negaliu. Rytutė tai seniena, rareniumas, 10 metų senumo jau tokia, žinau, kad jinai jau girgžda, cypia ir taip toliau. Nu, reiktų gal kada nors atsinaujinti. Valiukas 0,8 berods, galgosinas irgi 5 metų senumo, tai, kaip pasakyti, pas mane daiktai tarnauja ilgai. O mepsiukai tai pagrindė Lucky John'o, Trail Blade'ai, kaip jie čia vadinasi. Nieko labai nesvaigau. O popikas, pabandysiu aš jums parodyti iš arčiau, popikas, poko, kaip sakant, nejudėkit. Tai 2 šios turiu, šitas tai poko Tetraworkso, tai nežinau, dar šito nepavyko apžūdinti, gal su jo visai su ta pačia ksestulka iki 2 gramų bandyti ešeriukus popint. O šitas jau toks naturalkė 7 cėmų, man atrodo, čia skaitosi. Ar kiek real, 6,4 realis, tai čia bus 2 realis, ne, poper 4, va toksai va. Šiandien 2 lydekas, aišku, ta dičkė tokia, tas kibimas toks ne visai, kaip norėtųsi, bet irgi gražiai paėmė. Tai va, bičiuliai, tokie reikalai, superiniai reikalai, kaip per pietus, tokiu oru. Tai vėlgi, norėsit užėjti pasižiūrėti, pasiskaitinėti apie ksestulką, multisvapą, tai ambasadoj. Ir jeigu sugalvosit kažką įsigyti, nepamirškit labai slapto kodo UNIK, dar nuolaidėlę gausit. Tai va, vienas kitas laikas iš jūsų, norit žinot, kur šitiek slibiniukų, junkitės į klubiaukus, į patronus. O mes sutiksim kitame video. Iki.